Sūnau, sakyk. Ką? Nu, kaip sakei, pradedam dirbti. Pradedam dirbti. Šaunuolis. Kur kitas gas? Sveiki visi. Tai kaip ir supratot, pradedam dirbti. Šios dienos darbai bus lentynų gaminimas. Kadangi sandėliukas šiuo metu atrodo taip. Visur viskas ant žemės. Šiek tiek technikos. Kur gastas? Dingo. Čia sūnau grąžtai tavo, va. Va čia. Kur dar? Tai aišku, didieji daiktai tai faktas, kad ne lentynose stovės. Bet tokie va ant žemės, kur daug vietos užima, tai susidės viskas gražiai į lentyną. Dvi lentynos bus, gan ilgos. Tai va jas ir gaminsim, viskas jas susidės. Ir turėsim papildomai vietos susistatyti savo technikai. Tai sandėliukas dar net nepajudėjęs su lauko apdaila, su biškį mikrofoną blogai laikiau, tuoj prisiseksu. Tai sandėliukas dar net nepajudėjęs su lauko apdaila ir su stogo apdaila. Vis neatrandu laiko per darbus, bet dabar turiu šiek tiek laiko, tai noriu pasidaryti bent jau lentynas. Tai lentynos bus čia. Turim 2 plokštės OSB nepanaudotos, tai yra 3 plokštės OSB. Tai mes jas čia ir padėsim, prisuksim. Ten liko 2 atraižos, iš kurių ir darysim lentynas. Tai dar viską parodysiu eigoj. O dabar jaučiu, biškį pasidarau vietos, jungiu timelapsą ir pradėsim sukti pradžiai OSB plokštės ant sienos. Tai štai, sienas turim. Faktas, kad čia grindys kreivokos, viskas man tinka. Šiek tiek prisipildinėjau tą kampą ir šitą. Ir, žodžiu, niekur nepjauščiau per stojkas, kad būtų sujungimas. Tai čia turim tokius pasikeitimus. Bet mano planas padaryti lentyną ir ją irgi prisukti prie tų vadinamų stojkių, ar ne? Kad laikytųsi nugarą, o prieki bus kojos. Tai net nežinau, dar nesugalvojau, kaip tiksliai darysiu. Tai ir galvoju vieną koją daryti šitaip ir čia jau paskui tik tai tvirtinti sieną. Bet greičiausiai tai, kad darysiu abi kojas vienoje ir kitoje pusėje. Ir padarysiu tokias lentynas, kad būtų galima keitaliot, sakykime, aukštį. Bet faktas, kad jos bet kokiu atveju tvirtinsis ir į sieną. Manau, taip reiktų daryti. Kad jeigu ką pasikoreguoti ar lentyną dasidėt, tai reikia dvi kojas padaryti. Nes čia tai turim tik tai čia stojkę, tada čia turim tik tai šitam kampe, va, kaip ateina tas brūkšnys. Čia neįdėjau. Tai gaunasi toksai, va, tabalai. Bet man kaip sandėliukė, tai čia viskas super, viskas gerai. Tos plokštės čia gerai buvau persiskaičiavęs, nes grindim kažkaip skaičiavau, kad čia tiek turėtų sueiti. Tai va 3 plokštės liko, tai va bus kampas mano lentyno. Taip susisuko. Žodžiu, viskas mane tenkina, viskas gerai.
ką, dabar galima čiupt lentynas darytis. Tai dabar vėl viską reikia persikraudinėti, nes kaip matėt, stumdžiau vieną pusę į kitą pusę. Žodžiu, tai persistumdysiu vėl, pasidarysiu vietos, nes reikia atsikrauti dabar tas plokštas. Nu, tai toksai iš kampo į kampo varnėjimas, bet manau, pagaliau jau šiandien viskas baigsis, greitai viską tik tais ant lentynų, bam, 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 smulkmenas visokias ir labai čia viskas pagražės ir atsiras daugiau vietos susidėjimų. Tai vėl jungiu timelapsą ir dirbam. Na štai lentynėlės ir padarytos. Tai, kaip minėjau, pritvirtintos į sieną. Po porą varžtų. Čia vienas ir čia vienas. Na, turėtų laikyti, viskas turėtų laikyti. Ten irgi. Apačioj porą varžtukų. Ten dar trečias yra. Ten įsukau. Tai, kaip ir sakiau, galima bus pareguliuoti tos aukščius. Nu, tai vis tiek atsisuks tie varžtai ir galima bus perkelti. Tai čia tik tais šonuose pagaliukus reikės padėlioti ant šitų kojų. Tai nežinau, bus poreikis, nebus, gal dar vieną viršų lentyną reikės pasidaryti vėliau. Bet jau OSB baigėsi. Tai čia kelios atraižėlės liko, nes nedariau per visą ilgį. Ir ten dar turim irgi keletą atraižėlių. Tai arba iš atraižų tokias bus galima padaryti, arba turiu baldinės plokštės nemažai. Tai iš baldinės plokštės dėl lenkimo įdėjau šitus pačius bruselius. Tai nežinau, žiūrėsiu, jeigu labai links, tai įdėsiu dar per tvarėlės iki žemės, bet dabar tai net nenoriu. Čia plotis gaunasi, pačios lentynos 1,96 m. Tai ką, bandom krautis, dėtis, dėliotis. Visą šitą chlamą reikia perkelti į lentynas, ką nereikia, aplamai reikia išmesti. Nu ir turėsim šiek tiek vietos. Tai kaip ir betingėčiau, sekmadienis, bet reikia apsidėlioti. Apsidėlioti, bus patogiau viską daryti. Tai manau, pasidarysiu šitus tvarkymus už kadro, čia nelabai ką čia įdomu, ką čia pritempsimsiu, nežinau. Manau, kad net neverta. Tai manau, kad viskas, atsisveikinu. Iki kitų kartų. Nežinau, aišku, kada čia sumontuosiu, nes labai daug medžiagos prifilmavęs ir nesumontavęs. Tai tiesiog laukit ir sulauksit. Iki.